Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ir kaip žadėjau kažkada, čia aš jau buvau šitoj pelkutėje, atlėksiu kaip žolės sukris. Žolės matau jau kaip ir sukritę, ne visur, bet jau kaip ir neblogai turėtų būti. Ir masalų kažko naujo nieko neturiu. Sekliai neriantys Pontūno 21 wobleriukai, troiksiukas, legenda, ekstrymas, legendinė meškerė ir bandysim sugauti lydekioką kažkokį. Tai. Orai mainosi žiauriai, šita savaitė tokia labai jau nepastovi buvo, tai nežinau kaip čia gausis, bet tikiu, kad viskas bus gerai. Pikčiurna kokia. Opa, žiūrėkit, hebrytė. Galvojau lydekaitė, bet va koks. Oho. Gražuoliukas. Geras. O ne? Opa. Ragaišiai kokie. Buvau įsitikinęs, kad lydekaitė, bet čia toks ešeraitis. Keliam. Nu nejaugi vėl ešerys. Iš tos pačios vietos. Ir nu ne kaip lydekaitė. Jo, ai ne. Už ešerį mažesnis. Lydekiukas. Iš tos pačios vietelės galvau, kad ešerys, bet lydekaitė. Vos už vobleriuką didesnė. Nu atsirišo čia tie peiliukai. Mažutės. Bet kibimų yra įdomu. Va. Replių neturiu, kaip visada. Nu žuveliokai. Šiandien įspūdingi. Nu sunki dienelė. Hebrytė baisiai. Jeigu barštelna, tai tik nedideli žuveliokai ir pavedimas toks visiškai miegantis. Galima sakyti. Vos pamušė. Tai dar barkštelna. Kokia nedidukė. O šiaip tai žiauriai sunkiai ir gaudžiau pradžioj taip toliau nuo žolių. Dabar paėmiau taktiką, pabandysiu. Opa, va, matot, hebra, kokios miegančios iš tikrųjų žuvys, va. Tas tvičiukas toks pasyvus, bet tai ir čia lydeka, nu lydeka, bet tokia, kad, oi. Nu. Argi čia lydeka, hebrytė. Ir matot, koks pravedimas. Jeigu ankstyvesnį rudenio pradžioj agresyviai
kali, tai dabar vos ne kaip su avižėlė kokia žaist reikia, tai dar kažkas atsiliepia, bet visumoj tai labai jau sunkiai čia viskas rutuliojasi. Bandžiau ir pauzes labai ilgas daryti, nu ne. Ant tokio lengvo tvečiuko užmigę vargšės visai. Nu, bet tai nieko, nebūna tų visų tokių gerų žvejybų, kaip norėtųsi. Turi būti ir sunkių. Nu, pontunčikas dar vis tiek iškrapšto vieną kitą žuvuką. Bet jau dydžiai šaika, tai nežinau. Nu, smagu vis tiek, nu ką, toks valeliukas. O ko ne? Bet ir ta prasme jaučiasi, kad ta žuvis tokia apgulus drūčiai. Nu, įvarysi tu čia man į pirštą, ar ne? Tai jo. Jaučiasi ta žuvis tokia, nu, visiškai net užkirti nelabai jinai spaudžia, bet, nu, būna ir taip. Piu. Te. Nu, visgi chebrytė šiandien ką sugaudau, tai tik tais ant natūralkių. Vos skiriasi truputėlį koks pilvukas ar kažkas, bet varyškalus bandžiau. Vieną kibimuką viso labo tik turėjau, o viskas ant natūralių. Ir kalbėjau su vyrukais, gaudė gumom, tai visiškai nei kibimo, tai visgi pontūnai dar barškantys yra visi šitie betašadai, bet aminau kalikaną visgi vis tiek išjudina, kad ir nedidelį tą žuvelioką. Ir irgi, kaip jau sakiau, tas pravedimas toks miegančiosios gražuolės žvejyba. Tai čia dar man turbūt neblogai sekasi, kad ir nedidelės tos žuvys, bet vis tiek pontūnai dar išjudina ir tą miegančią žuvytę. Ir visgi pradėjau gaudyti dabar nuo žolių, praktiškai meti kuo arčiau žolės, tai dar barkštelna. O šiaip tai gal jau varlės kokios lenda į vandenį, tai žolėse praktiškai. Ir taip net nemačiau, kad kažkur kažkas kažką suvaikytų. Ar koks pliaukštelėjimas, tokia negyva gamta ir negyva pelkė. Nu, bet smagu vis tiek. Nu, geriau negu namie chebrytė. Vėjas pučia, lietaus ne per seniausiai gavau, dabar vėl lyg saulė lenda. Smagu. Kiekviena tokia sunki žvejyba, mano galva, kaip žveja, tik tais labiau grūdina ir vis tiek kažką naujo atrandi. Ir praktiškai visos žuvys toli
nelydi, jeigu pataikai turbūt prie galvos kažkur tai barkštelna, nes visgi kada gaudai tvičų, tai būna, matai, kad atlydi, atsivėja, tai barkštelna kažkur prie valties. Čia ne. Viskas iš toli, tai tik įrodo, kad tiesiog ta žuvis nejuda ir visiškai yra pasyvi. Eilinis leliūkštis. Ir žiūrėkit, visos kraštukuose nebuvo taip nei viena, kad normaliai va, dėlės visokios, tai tik įrodo, kad visiška žuvų apatija. Kada aktyvios ir tas pravedimas būna kitoks, toks agresyvesnis. O dabar, nėra ko norėt, ruduo. Galima sakyti, jau stipriai įsibėgėjęs. O dar čia ta orų kaita. Ne dienom keičiasi, o valandom, tai tikrai ne į gerą. Kol kas šios dienos favoritas Pontoon Beta Minnow 102 SPSR. Suspendingas. Aš dažniausiai ir gaudau suspendingais, man labiausiai kažkaip patinka, daugiau gali pavarijuoti su jais. Skęstantys kažkaip tik išskirtiniais atvejais naudoju, bet šiaip pagrindas pas mane wobleriai dominuoja suspendingai. Buvo chebrytė kibimukas ant natūralkės. Galvoju, uždėsiu tą ryškalą. Tai jau kaip rombino, tai rombino, žiūrėkit. Chebrytė gerklėj visiškai. Ai, ir kraujukas bėga greitai, aš ją išdoroju, išlaisvinu ir paleidžiu. Bet kaip segus. Pirmas toks kibimas jau akcentuotas buvo, kad smeigė. Tai tiek turbūt, bičiuliai. Tokia ta mėgančių lydekų žūklė. Didelių nebuvo, bet, yra, kaip jau ir minėjau, kad kiekviena sunki žvejyba kažką duoda gero. Ir tiek turbūt, bičiuliai. Su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Triturusfishing.com. Pelkiniai, vobleriukai ir upiniai. Ir dar begalė visokio gėrio. Ate.